Sveiki visi, mane girdit? Mano vardas Jolanta, aš atstovauju Kauno technologijos universitetą ir šiandien mano skaidrės bus angliškos, but maybe we have some English speakers and I should switch to English. So what do you prefer? Lithuanian? Yes, okay. Taigi aš kalbėsiu lietuviškai ir mano prezentacija pratęs šiek tiek buvusio prezentuotojo, ar ne, mintį, nes aš kalbėsiu apie tai, kaip mums siekti karjeros, ar ne. Kadangi dirbu karjeros centre, mes turime labai daug jaunų žmonių, kurie kasdieną ateina su tuo pačiu klausimu, ar ne. Kaip man pasiekti savo tikslų, ką aš turiu padaryti, kad aš būčiau sėkmingas, ar ne. Kas iš jūsų nori būti sėkmingi? Pakelkit rankas. Taip, visi nori būti sėkmingi. Taigi pradėsiu nuo tokių labai esminių įgūdžių, kurių turbūt esate tikrai girdėję mokykloje, ar ne? Mokytojai jums ūžia ausis kiekvieną dieną, ką reikia daryti, ką reikia pasiekti, kad būtumėte sėkmingi. Kai kurie dalykai jums bus tikrai girdėti, kai kurie dalykai, tikiuosi, gal ir bus nauji. Taigi pirmoji kompetencija, kuri labai yra svarbi. Tai yra žinoma lyderystė. Ir lyderystė reiškia, kad jūs turite mokėti ir gebėti, ar ne, vesti žmonės paskui save. Vesti žmonės prie tų rezultatų, kuriuos jūs norite pasiekti. O tai iš tikrųjų nėra taip paprasta, kaip skamba. Lyderystė reiškia, kad jūs būsite etiškas žmogus, ar ne? Lyderystė reiškia, kad jūs sieksite savo tikslų ne bet kokiais būdais, bet tinkamais būdais, ar ne? Ir tai reiškia, kad jūs būsite etiški ir jūs tikrai neatsisakysite tam tikrų moralinių standartų. Lyderystė iš tikrųjų tai yra labai, vėlgi galima sakyti, kad tai yra kompetencija, bet kiti žmonės sako, kad tai yra tiesiog asmeninė savybė. Ir kiekvieną dieną, kai jūs užsiemat savanorišką veiklą, kai jūs kažkam padedate, jūs ugdote savyje lyderystės jausmą. Ir aš tikrai linkiu, kad jūs tą jausmą tikrai pilnai išugdytumėt. Kitas dalykas yra sisteminis mąstymas. Mums labai svarbu suprasti, kad mes esame šioje žemėje ne vieni. Ir kai žmonės planuoja savo karjerą, jie neturėtų fokusuotis tik į save asmeniškai. Reikia suprasti, kad be manęs dar egzistuoja ir organizacijos, ar ne? Tokie dalykai kaip įmonės, kad be įmonių taip pat egzistuoja ir visa kita sistema, tai yra visa mūsų ekonominė, ekologinė aplinka. Ir tas sisteminis suvokimas, jisai tikrai jums padės ateityje. Jūs pamatysite pilnesnį vaizdą, jūs pamatysite tai, kas vyksta aplinkui. Sisteminis mąstymas yra labai svarbu ir universitetuose mes skiriame labai daug dėmesio, kad žmonės mąstytų sistemiškai. Taigi, toliau labai svarbi kita kompetencija yra mokėjimas bendrauti. Ar galite pakelti rankas, kuris jaučiasi tvirtai, kad tikrai turi gebėjimą kokybiškai, sėkmingai bendrauti? Nelabai drąsūs, ar ne, esat lietuviai? Tai iš tikrųjų bendravimas ir bendradarbiavimas yra labai svarbus įgūdis. Ir į tai įeina viskas. Į tai įeina kaip aš sugebu netgi paprašyti, nes kitiems žmonėms yra pakankamai sunku kreiptis į kitą žmogų ir paprašyti pagalbos. Jeigu manęs paprašė ir aš padariau paslaugą kitam žmogui, tikėtina, kad ir aš sulauksiu tos pačios paslaugos iš kito žmogaus. Taip, kad nebijokite bendrauti, nebijokite prašyti, nebijokite padėti kitiems. Kaip ir sakiau, lietuviškas mentalitetas kartais mums pakiša koją. Kartais mums yra nedrąsu kreiptis į kitą žmogų, kartais mes esam tiesiog užsidarę savyje ir labai sunku pralaužti tuos ledus, ar ne? Tuo tarpu užsienio žmonės, užsieniečiai, jie labai paprastai tai daro. Jie visiškai drąsiai prieina prie kito žmogaus, jie pasisveikina, paduoda ranką, jie sako, man patiko jūsų pranešimas, gal galėtume susitikti, aš esu iš Kauno, jūs esate iš Kauno, aš turiu kai kurių idėjų, kai kurių minčių. Ir mes tai vadiname angliškų žodžių networking, ar ne? Tai yra tam tikras tinklų užmezgimas, tam tikrų kontaktų užmezgimas. Ir tai yra be galo svarbu. Kitas dalykas, kas yra svarbu, you have to speak English and you have to know languages because we are a small country.
Mums yra labai svarbu žinoti užsienio kalbas. Jas reikia mokėti labai gerai, nes vien tik tai bendrauti laužytą kalbą, paprašyti, kad man atneštų kavos, dėja to neužtenka. Nes versle jūsų tikrai paprašys jūsų darbdavys, sakys, ar tu galėtum paskambinti mūsų partneriui į užsienį ir susitarti dėl sutarties. Gal tu galėtum nuvykti į Indiją ir atrinkti man darbuotojus ar ne iš Indijos. Tai yra labai elementarūs dalykai. Jeigu jūs nemokėsite užsienio kalbų, tikrai jums bus tai padaryti sunku. O šių dienų ekonomika jinai yra globali. Ir mes turime ir verslo partnerius, ir tiekėjus, ir kontraktorius iš visokiausių šalių, ar ne? Ir nežinia, kur nublokš jūs gyvenimas, nes tikrai, kuo toliau, man atrodo, mes vis plėsimės ir vis labiau darysimės globalūs, tai tikrai užsienio kalbų mokėjimas jums pravers. Neapsiribokite vien tik anglų kalbą, mokykitės kitas užsienio kalbas, tai yra labai labai svarbu. Kas dar yra svarbu? Aš nežinau, ar jūs žinote tą žodį angliškai coping skills. Tai yra toks dalykas, pakankamai rimtas dalykas, nes tai yra tiesiog gebėjimas susitvarkyti su savo neigiamomis emocijomis. Kodėl čia yra išjungimo ženklas, ar ne? Todėl, kad mes kartais turime mokėti išsijungti. Kai mums nepasisekė, mes neturime užsiimti savigraužą, mes turime savyje atrasti jėgų ir susitvarkyti su savo pokyčiais. Kaip jūs manote, kiek kartų per gyvenimą jums teks pakeisti darbą, teks galbūt pakeisti savo gyvenamąją vietą? Ar dažnai tai teks padaryti šiais laikais? Tikriausiai dažnai, dėl to, kad tokia yra ekonomika, kaip sakiau, jinai yra globali ir už tai žmogui labai svarbu greitai prisitaikyti. Labai svarbu žmogui nepalūžti, kai ateina pokyčių laikas. Nes mūsų tėvams, kurie gyveno prieš 20 metų, tai buvo pakankamai sunku, nes jiem darbo pakeitimas atrodė kaip kažkas tokio, klausyk, aš pakeičiau darbą, man čia reikia kokio mėnesio, kad aš atsigaučiau, o dar reikia metų, kol aš kitą susirasiu. Tie pokyčiai nebuvo tokie staigus prieš 20 metų. Dabar pokyčiai vyksta kas minutę. Mes nežmoniškus informacijos srautus kiekvieną dieną turime apdoroti. Ir už tai labai svarbu žmogui turėti tam tikrų resursų, psichologinių resursų, kad jisai sugebėtų susitvarkyti su nuolatiniais pokyčiais. To galima išmokti. Galima išmokti valdyti stresą, galima išmokti pakankamai stabiliai reaguoti į pokyčius. Tai yra išmokstami dalykai. Labai svarbu problemų sprendimas. Šitą jūs žinote turbūt kaip 2x2. Bet kas yra dar svarbiau negu problemų sprendimas, yra labai svarbu mokėti problemą apibrėžti. Nes vėlgi, pasakysiu iš savo patirties, kada aš dirbu su Lietuvos ar ne studentais, jie yra labai darbštus. Jie yra labai darbštus žmonės. Ir jie labai mėgsta viską greitai daryti. Ir kaip aš pastebiu, kad jeigu lietuviai duosi užduoti arba pasakysi kažką tai į tą pusę, kad yra problema, jisai iš karto pasiraitos rankovės ir puls daryti. Ir kartais lietuvis pirmą padaro, pirmą sprendžia problemą, o paskui pagalvoja, aš čia gerai padariau ar nelabai gerai padariau. Tai kas yra labai svarbu, problemų sprendimas kaip gebėjimas yra labai svarbus. Bet kas yra labai dar, galima sakyti, svarbiau, tai yra tai, kad mes mokėsime apibrėžti tą problemą. Nes problemos apibrėžimas, jos identifikavimas yra pusė darbo padaryta. Mes turime įsigilinti ir mes turime nebijoti, atsisėsti, diskutuoti apie problemą. Kur yra problemos ribos, kur jinai prasideda, kur jinai baigėsi. Nes dažnai mes galvojam, kad pokalbis, diskusija yra laiko švaistimas. Greičiau pasiraitom rankovės ir einam kažką dirbti, ar ne? Bet reikia sugebėti identifikuoti problemą. Nes jeigu mes lakstysim ir vien kažką bandysim daryti, neįsigilinę, kas yra ta problema, mes tiesiog švaistysim savo energiją ir savo laiką ir galbūt neišspręsime tos tikrosios problemos. Kas yra veiklos atlikimas, ar ne? Performance yra lietuviškai verčiama veiklos atlikimu. Ir kas yra
esminis žinojimas, esminis gebėjimas, kas liečia veiklos atlikimą, yra tai, kas ta veikla yra, iš kokių elementų jinai susideda. Kiekviena veikla, mes žinome, turi kažkokius resursus, turi kažkokius procesus ir turi kažkokį rezultatą. Ir visą tai mums reikia žinoti, kuo skiriasi procesas nuo rezultato. Ar ne? Žmonės labai dažnai sako, aš šiandien visą dieną dirbau, man sunku buvo. Bet dažniausiai jisai kalba apie procesą. Jisai kažką atlikinėjo, kažkokius veiksmus darė, ar ne? Bet jisai nekalba apie rezultatą. Tai ką tu šiandien pasiekė, ar ne? Kokį pokytį tu padarai šiandieną. Tai žmogui jaunam ir nebijokite paklausti savo mokytojo apie tą dalyką, ar ne? Kas yra ta veikla? Kuo skiriasi rezultatas nuo proceso? Kas yra įeiga? Kas yra resursai? Ir kaip mes galime visą tai valdyti, kad pasiekti efektyvų veiklos atlikimą. Vėlgi, universitete tikrai jūs šito mokysitės, jeigu jūs toliau studijuosite. Kas yra labai svarbu dar, ir aš jau tikrai įpusėjau savo pranešimą, ar ne, tai nebedaug liko įgūdžių, kuriuos dar išgirsite šiandien. Labai yra svarbu suvokti, kas yra iš viso verslas. Kas yra verslo organizacija. Ar esate susidūrę su verslo organizacijomis? Ar esate pasidomėję, kas tas verslas iš vis yra? Kodėl jis egzistuoja žemėje? Kodėl žmonės užsijama verslu? Kas juos motyvuoja? Dėl kokių dalykų jie tai daro? Šitie klausimai yra labai svarbus. Mes dažnai labai primityviai žiūrime organizacijas, galvojam, kad kažkur kažkas ten yra, kažkoks verslas, jie kažkaip ten pinigus liktai daro, ar ne? Bet reikėtų pasigilinti vis dėlto, nes ne visada verslas yra pagrįstas pelno generavimu, ar ne? Mes turime daug labai organizacijų, kurios save identifikuoja kaip socialiniai verslai. Reiškia, jos daro ir socialinius pokyčius. Ir kartais tie socialiniai pokyčiai daug svarbesni negu pelno generavimas. Tai žinojimas, kas yra verslas, kas yra verslo organizacija, kas yra įmonė, kas toje įmonėje vyksta viduje, kas įmonėje vyksta už jos ribų, taip pat jums labai padės. Nes jūs visi be išimties tikriausiai dirbsite organizacijose. Ir būtų gerai, kad jūs ateitumėte į organizacijas jau žinodami, kas tai yra. Nes bus žymiai sunkiau, kada jūs tik atėję organizacijas pradėsite gaudytis, kas tai yra per dalykas, ką aš čia veikiu, kas čia iš viso vyksta, nes supratimas, kas yra organizacija ir kas yra tikslai, gali jums padėti daryti karjerą. Dėl to, kad jūs iš karto susigaudysite, jūs iš karto imsitės iniciatyvos ir galėsite pasiekti savo tikslų. Kitas dalykas, vėlgi sakau, jau beveik turbūt ir paskutinis, ko gero, tai yra kritinis mąstymas. Ir kas yra kritinis mąstymas? Kritinis mąstymas tai yra mano paskaitos, ar ne, kai aš vedu paskaitą studentams ir aš klausiu jų nuomonės. Aš kažkokį darau pristatymą ir sakau, o ką jūs manot? Ir aš laukiu jų minčių, aš laukiu jų nuomonės. Ir patikėkite, yra pakankamai sunku, nes studentai, kurie atėjo iš mūsų mokyklų, jie dažnai negali išreikšti savo nuomonės. Kodėl jie nereiškia savo nuomonės? Kaip jūs galvojat? Kodėl jie negali pasakyti? Kodėl jie nenori atsakyti į klausimus? Kodėl jie nenori diskutuoti? Ar jie nemoka, ar jie negali, ar jie nenori? Kaip jūs galvojat? Bijo suklysti, teisingai, nes tai yra atsistojimas prieš auditoriją ir savo nuomonės pasakymas. Taip. Taip pat dėl to, kad jie tiesiog nėra įpratę tą daryti, nes mūsų mokykloje tai yra mokytojas, kuris aktyvus, jisai savo nuomonę teigia, jūs viską sugeriat kaip sugertukai, kaip kempinės ir pamirštate, kad tai, ką sako mokytojas, nėra absoliuti tiesa. Tai, ką sako mokytojas, yra tik labai mažas fragmentas tos tiesos. Ir jūs visada galite turėti savo nuomonę, visada galite užduoti klausimus, visada galite prieštarauti. Prieštarauti tai nereiškia, kad pyktis su mokytoju, tai nereiškia, kad pažeminti mokytojo autoritetą. Prieštarauti reiškia pateikti savo
argumentus, pateikti savo kontraargumentus, ar ne, ir išklausyti atgalinio ryšio vėlgi. Taip atsiranda diskusija. Todėl kritinis mąstymas yra esminis. Nes kai jūs kursite savo verslus, kai jūs galvosite apie verslo idėją, jums reikės kritinio mąstymo. Nes jūs pagalvosite, o kodėl žmonės taip daro? Juk jie galėtų padaryti geriau. Aš turiu idėją, kaip aš galėčiau tiem žmonėm padėti. Todėl kritinis mąstymas yra esminis dalykas. Nesėdėkite pamokose tiesiog pasyviai klausydami. Užduokite klausimus, pasigilinkit, kodėl mokytojas taip sako. Ar jisai turi kažkokių tai duomenų statistinių, kurie teigia tą faktą. Galbūt jisai gali praplėsti, ar ne? Galbūt galite išsivystyti diskusiją tarp savo kolegų. Ugdykite savo kritinį mąstymą. Nebūkite robotais, nebūkite tiesiog kempinės, kurios tik sugeria informaciją. Dar vienas dalykas yra advocacy. Tai yra labai toksai, man labai yra gaila, kad to žodžio atitikmens lietuvių kalboje labai sunku atrasti. Nes advocacy reiškia sugebėjimas apginti kitus žmonės. Tai yra gynyba, bet ne savo interesų, o kitų žmonių interesų, ar ne? Kai aš atsistoju ir sakau, kad aš ginu šitą nuomonę, kai aš ginu šitą socialinę grupę, tai yra atstovavimas tam tikras kitokių pažiūrų, ar ne? Yra žmonės tarp mūsų, kurie yra aktyvistai. Kodėl mes juos vadinam aktyvistais? Jie aktyviai reiškiasi, jie aktyviai atstovauja, jie, galima sakyti, advokatauja tam tikrus principus ir interesus. Ir tą reikia mokėti daryti. O kad būti aktyvistu, reikia turėti tam tikrą stuburą. Nes žmogus, kuris yra pasyvus, kuris neturi kritinio mąstymo, jis niekada nebus aktyvistas. Jis visada bus tik tai tas, kur iš paskos seka. Jisai bus tas, kur eina iš paskos, nes jisai negali būti aktyvistu. Jis negali būti tas, kuris stovi tribūnoje ir sako, žiūrėkite, yra taip ir taip. Aš ginu, aš advokatauju, aš atstovauju šitą principą, aš atstovauju šitą žmonių grupę. Tai yra žmonės, kurie yra lyderiai, tai yra žmonės, kurie vadovauja pacientų organizacijom, jie yra advokatai. Tie žmonės, kurie vadovauja, tarkim, diabeto asociacijai, ar ne? Tie žmonės užsiema advocacy, nes jie atsistoja ir jie sako, mums reikia to ir to, nes yra žmonės, kurie kenčia ir jiem reikia pagalbos. Todėl jūsų kritinis mąstymas, jūsų vertybinė orientacija gali jums padėti išsiugdyti šitą kompetenciją. Paskutinė skaidrė, tikrai pažadu, tai yra tiesiog toks akcentas, ar ne? Ir toks mano tiesiog jums palinkėjimas. Visada matykite pilną vaizdą. Nes detalės jūs visada pamatysit. Mes galim įsigilinti pedantiškai į detalės, bet jeigu mes nematysime didelio vaizdo, mums bus daug sunkiau veikti. Visada žiūrėkite, kas vyksta aplinkui. Visada matykite, nebūkite smulkmeniški, nes reikia, kai vyksta pokyčiai, mums reikia žiūrėti, kokios bus pasiekmės ne tik tai man, ne tik tai mano mažam pasaulėliui, bet ir aplinkiniams. Už tai visą laiką jums linkiu see the bigger picture. Okay? Tai viskas iš manęs ir lauksiu jūsų klausimų. Jeigu norit, parašykit man, aš tikrai mielai atsakysiu. Dėkui. Labai ačiū, Jolanta. Ar turite klausimų? Jeigu turite klausimų, pakelkite ranką, prašau. Va čia turim klausimą. Sveiki. Ką keistumėte šiuolaikinėje švietimo sistemoje, kad ji padėtų išugdyti tokius įgūdžius? Viską. Viską tikrai keičiau iš pagrindų, nes labai yra liūdna situacija su švietimo sistema. Atsiremia visi ar ne dalykai, aišku, į labai pragmatiškus dalykus. Mes turim labai žemus mokytojų atlyginimus, mes turime labai žemą prestižą mokytojo profesijos, mes neturime švietimo lyderių šiai dienai. Arba turime jų labai mažai, kurie tiesiog kažkur tai klasėse užsidarę daro gerus dalykus, bet jų mes mažai labai matome. Aš žinau, kad šiandien ar vakar Kauno savivaldybė įteikė apdovanojimus geriausiam mokytojam, ar ne Kaune. Tai yra labai gražios iniciatyvos.
Bet aš iš tikrųjų keiščiau viską. Aš keiščiau mokytojus, aš juos perkvalifikuočiau, nes jie kartais tikrai nemoka elementarių didaktinių dalykų, jie nemoka naudoti interaktyvių metodų. Jie labai ar nenaudoja tą įprastą metodiką, kada aš kalbu, o manęs klauso, ar ne? Aš kalbu, kažkas konspektuoja. To neturėtų būti. Mes turėtume klasėje jaustis labai laisvi, mes turėtume klasėje sėdėti ratu, mes neturėtume klasėje žiūrėti vienas kitam į nugarą. Šitiek daug pokyčių iš tikrųjų aš tikrai keiščiau labai daugą ir iš tikrųjų keiščiau iš pagrindų, nes aš manau, kad šita mūsų naujoji karta ir kitos jaunosios kartos, aš pati turiu 3 vaikus, aš turiu 3 berniukus, kurie irgi eina į mokyklą, jie verti šitų pokyčių. Jiem tikrai to reikia, nes jie yra nuostabūs žmonės, jūs esate nuostabūs žmonės, jūs esate labai protingi. Tikrai, kiek susiduriu, jūs tikrai žinote, ko jūs norite iš gyvenimo, jūs labai pragmatiškai paskaičiuojate ir jūs esate verti tų pokyčių. Todėl aš tikrai keičiau labai daugą. Ačiū. Ačiū, Jolanta. Ir tikriausiai jūs ir patys galite keisti tai, ką jūs pasirenkate, tai nebūtinai turi būti dideli dalykai, ar ne? Taip. Ir tą Jolanta ir noriu jums pasakyti. Dar turime klausimų? Sveiki. Jūs sakėte paskutinėje skaidrėje, see the bigger picture, bet kai aš nuėjau į paskaitą prieš kelis mėnesius, man vienas verslininkas sakė priešingai. It's all about the micromanagement. Ar jūs nesutinkate, kad irgi iš tikrųjų tos detalės svarbios? Ir gal kartais netgi kai kuriuose situacijose tos detalės svarbesnės negu visas paveikslas? Iš tikrųjų taip. Iš tikrųjų tai negali būti arba tai, arba tai. Arba aš matau vien tik tai visumą, arba aš matau vien tik tai detalės. Mes turėtume iš tikrųjų matyti viską. Bet aš turbūt siūlyčiau pradėti nuo didelio paveikslo. Nes jeigu mes pradėsime nuo mažų dalykų, mes galime užsimti, kaip vienas profesorius sako, mes nematome, kad laivas skęsta, bet mes tik tai perstumdom kėdes Titanike, ar ne? Mes nežinom, kad laivas skęsta, nes mes didelio vaizdo nematom, bet mes matom, kad kėdės čiuožia į vieną pusę, ar ne? Mes jas vėl perstatom į vieną pusę. Tai yra labai svarbu. Galbūt siūlyčiau pradėti, taip, nuo didelio vaizdo, bet tai nereiškia, kad mes galime ignoruoti detalės. Detalės taip pat yra labai svarbu. Todėl aš manau, tikrai tu esi teisus, reikėtų ir į tai koncentruotis. Ačiū. Geras klausimas. Padėkokime Jolantai. Labai ačiū. Dėkui.